Labas vakaras. Kaip mane girdit, sudėkit pliusukus, ar gerai, ar prastai. Pasireguliuokim kaip visada garsą. Puikiai girdit. Super. Na, kantriai palaukime 3 minutėlės vėluojančių. Aš manau, kas jau vėluos, tai prisiderins prie mūsų, ar ne? Taigi, labas vakaras dar kartelį. Aš esu Odeta Laimanskaitė iš Didžiosios Britanijos ir šiandien jums vesiu paskaitą apie burnos higieną. Iš tikrųjų, ši tema jau buvo gan senokai gvildenta prieš maždaug pusę metų. Per šį laiką į mūsų kompaniją atėjo 2 naujos dantų pastos, tai iš viso turime 7. Jas šiandien ir apkalbėsime. Iškart noriu atsiprašyti, jeigu pradėsiu kimti. Šiandien turėjom nuostabią dieną, kompanijos pristatymą mūsų mieste. Atradom daug nuostabių žmonių, atradom dar kartelį save. Ir šiek tiek labai trumpai nuklystant nuo temos, visoms norėčiau palinkėti, kad mielusios siekit savo svajonių ir niekada nesustokit ties pirmąją nesėkmę. Tikėkit svarbiausia savimi. Na, o grįžtant prie temos, tai pradžiai norėčiau paklausti, ar turime šioje paskaitoje naujokų. Norėčiau orientuotis, ar dauguma, ar mažuma, ar kaip pas mus kokia yra situacija su naujokais. Ar galbūt tokie žmonės, kurie dar negirdėjo šios paskaitos. Nes vėlgi ji buvo kalbėta prieš maždaug pusę metų. Turim, na, nuostabu, super. Tai vėlgi, pasistengsiu kiek įmanoma kuo lėčiau vesti paskaitą. Aš manau, bus tokių, kurios norės svarbiausius esminius dalykus užsižymėti. Pasižadu, po paskaitos valandos eigoje bus keltas įrašas YouTube'e, įvedus į paiešką mano vardą pavardę, visos rasite šitą įrašą. Tad didelių problemų dėl to nebus. Vėlgi, tema yra labai rimta ir svarbi. Mielieji, yra be galo svarbu džiaugtis ne tik gražiais plaukais ar oda, bet ir turėti sveikus dantis bei nepriekaištingą burnos ertmę. Jūs kas be ko diskutuokite, manau tikrai bus tų klausimų ir bus atitinkamų atsakymų greitų, o pačioje tiesiog pabaigoje paskaitos aš pasistengsiu atsakyti visus jūsų klausimus. O dabar tiesiog susikoncentruokime pačią paskaitą, nes jinai yra be galo rimta ir svarbi kiekvienam. Tad nieko nelaukdamos ir pradėkime. Pačioje pradžioje norėčiau paminėti šiek tiek faktų iš istorijos, kurios mane tikrai nustebino ir kurios buvo be galo įdomios. Tikiuosi, jums taip pat bus įdomu. Jau gilioje senovėje mūsų protėviai naudojo burnos higienos priemonės. Anksčiausiai buvo pradėti naudoti dantų krapštukai. Net 3000 metų prieš mūsų erą Mesopotamijoje jau buvo naudojami auksiniai krapštukai. Burnos higienai buvo naudojamos ir eterinių aliejų turinčios augalų šakelės. Pakramčius jas, galuose susidarydavo plaušas, primenantis dantų šepetėlio šerelius. Jais valydavo dantis, o išsiskyrę eteriniai aliejai turėdavo antibakterinių savybių bei malonų kvapą. Arabai dar įsigalint islamui naudojo aromatinio arako medžio šakeles, vadinamasias sivak, nežinau ar teisingai tariu. Vėliau šiomis šakelėmis buvo valomi dantis, tarpdančiai ir liežuvis, ir tai buvo įrašyta į pranašo Mohamedo religinės taisyklės. Jos buvo visiems privalomos. Dar iki šiol yra tokių arabų ir iš tikrųjų asmeniškai žinau, kurie valosi dantis šiomis šakelėmis. Kinijoje dantų šepetėlio prototipas, turintis šerno šerelius, buvo sukurtas 618–907 metais prieš mūsų erą. Tuo tarpu Europoje šerno šerelių šepetėliai buvo pradėti gaminti Anglijoje 1780 metais. Antrojo pasaulinio karo metu Amerikoje pradėti gaminti šepetėliai nailoniniais šereliais. Na, o XIX amžiaus pradžioje pradėti gaminti dantų milteliai, kurių paskirtis buvo padėti valyti apnašas ir paviršinės dėmes. 1847 metais sugalvotos metalinės tubelės ir pastos. Taigi tai parodo
visi šie istoriniai faktai, jog žmogus jau ir gilioje senovėje nebuvo abejingas burnos higienai. Tai tiek būtų apie istorinius faktus. Ko labai norėčiau paklausti jūsų, ar galite man pasakyti, kuom yra svarbi burnos higiena? Na vėlgi tai yra labai elementaru, bet man labai įdomi jūsų nuomonė. Kuo mums kiekvienam yra svarbi puikiai gera burnos higiena? Tai faktas, kad būtų dantys sveiki. Taip, žinoma. Kas be ko tinkama burnos higienos priežiūra reikalauja ir atitinkamų pastangų ir žinoma įrankių. Laiku nepasirūpinus burnos higiena, mes tikrai sulaukime įvairių problemų susijusių su burnos ertme. Dažniausiai, žinoma, šias problemas mes sėkmingai išsprendžiame su gydytojų odontologų pagalba. Tačiau, kol dantys dar sveiki, mes jiems tikrai galime padėti ir patys. Burnos higienos priežiūra turi tęstis visą gyvenimą, pradedant nuo vos ką tik išdygusio pirmo dantuko ir baigiant gilioje senatvėje. Sveika burnos ertmė užtikrina ne tik gerą gyvenimo kokybę, bet ir apsaugo mus nuo daugelio ligų. Remiantis paskutinių metų statistika teigiama, jog būtent tarp Lietuvos gyventojų labiausiai yra paplitusios dantų ir burnos ligos. Jomis serga net 98% Lietuvos vaikų, tai yra labai didelis procentas. Tarp 7–8 metų amžiaus vaikai vidutiniškai turi vieną karieso pažeistą dantį. Esant nepakankamai burnos ertmės higienai, per dieną danties paviršius pasidengia seilėmis, mikroorganizmais, atsilupusiomis burnos gleivinės paviršiaus ląstelėmis, maisto likučiais. Viso to nevalant, nevaldant ir tinkamai tiesiog nenuvalius dantų, apnašos kaupiasi tarpdančiuose, dantų vagelėse, ties dantų kraštu. Dėl ilgalaikio dantų minkštojo apnašo poveikio, kuris ir atsiranda tinkamai neprižiūrint burnos ertmės. Atsiranda blogas burnos kvapas, neestetiškai atrodo dantis, dantenos, vystosi dantų ėduonies ir apydančio ligos. Yra labai svarbu tinkamai ir taisyklingai valyti dantukus, reguliuoti susidarančias dantų apnašas. To tinkamai nedarant, susidarusiuose apnašuose esančios bakterijos tikrai nesnaudžia ir tai tampa pagrindinės dantų ėduonies bei periodonto ligų atsiradimo priežastis. Tinkamai naudojant asmens higienos priemonės galima apsisaugoti nuo šių ligų. Taip pat yra be galo svarbu valyti ir liežuvį, nes ant jo paviršiaus kaupiasi daug bakterijų ir apnašų. Išvalius liežuvį gerėja burnos kvapas. Lėčiau susidaro apnašos ant dantų. Mielieji, dantis yra toks pats organas kaip ir širdis, inkstai, kepenys. Nuo dantų sveikatos priklauso viso organizmo sveikata. Burnos ertmės infekcijos nesunkiai peržengia burnos ribas, todėl gali atsirasti alerginės reakcijos, pienligė, lėtinė angina, širdies ir sąnarių reumatas. Kad ir kokie mums yra svarbus dantis, jie yra iš tiesų vienintelė žmogaus organizmo dalis, kuri nesugeba atsinaujinti bei atsistatyti. Siekiant išsaugoti dantų sveikatą, labai svarbi yra burnos ertmės higiena. Dabar norėčiau jūsų paklausti, kokias burnos ertmės priemonės naudojate jūs. Tiesiog jūsų šeimoje kokios yra populiariausios priemonės. Na, pas mane, pavyzdžiui, žinoma, dantų pasta, kas be ko dantų šepetėlis, tarpdančių siūlas, tai tokie populiariausios priemonės, kurias naudoju aš.
O daugiau niekas nieko nenaudoja, tik tais 2 merginos, 3. Tai vėlgi pagal statistiką pati populiariausia kas be ko burnos ertmės higienos priemonė yra dantų pasta. Jau čia yra 100%, ar ne? Burnos skalavimo priemonės pagal statistinius apklausos duomenis naudoja maždaug 15% gyventojų Lietuvoje. Na, o dantų siūlo mažiau apie 12% gyventojų. Pavyzdžiui, Rusijoje net 50% gyventojų kenčia nuo periodonto problemų. Pagal paplitimą tai yra antroji dantenų liga pasaulyje. 3 iš 4 suaugusiųjų per savo gyvenimą suserga dantenų liga. Periodonto vadinami audiniai aplink dantis, tai yra priedantis. Dėl periodonto ligų 35–40 metų žmonės praranda dantis dažniau negu dėl karieso. Periodonto ligos tai gingivitas, tai yra nevaldoma dantų liga. Periodontitas, liga, kuri kabutėse slepiasi kišenėse, mes vėliau perėsim per ligas, įsiaiškinsim plačiau, bei periodontozė. Kraujuojančios dantenos yra pirmas dantenų uždegimo požymis. Periodonto ligų atsiradimą daugiausiai įtakoja mikrobinės dantų apnašos, mitybos sutrikimai, vitaminų stoka organizme. Didelę reikšmę turi ir paveldimumas, žinoma, sisteminės ligos, genetiniai ir hormoniniai sutrikimai. Ankstyvoje stadijoje galima neskausmingai sustabdyti ir net visiškai išgydyti daugumą periodonto ligų. Periodonto ligos prasideda nepriklausomai nuo paciento amžiaus. Beveik pusė žmonių vyresnių nei 18 metų pasireiškia dantenų uždegimo požymiai ir net 75% vyresnių nei 35 metų žmonių serga įvairiomis periodonto ligomis. Periodonto ligos daro neigiamą įtaką žmogaus sveikatai. Padidėja rizika susirgti aterosklerozę, insultų ar net infarktų. Ir vėlgi, kas be ko, pakalbėkime šiek tiek apie ligas, kaip ir minėjau, plačiau. Esu pasižymėjusi 3 pagrindines ir labai svarbes. Jų kas be ko, žinoma, yra ir daugiau. Pirmoji tokia liga iš populiariausių būtų gingvitas, tai yra dantenų uždegimas. Vystantis gingvitui dantenos parausta, paburksta, prisilietus kraujuoja, gali būti skausmingos. Pastebėjus šios požymius, kas be ko reikia kreiptis į specialistą, nes negydomas gingvitas ilgainiui komplikuojasi į sunkesnę ligą – periodontitą. Gingvitas gydomas atliekant profesionalią burnos higienos procedūrą, skalaujant burną specialiais preparatais, tobulinant burnos higienos įgūdžius. Tad be specialistų pagalbos, kas be ko, mes neapsieisim. Sekanti liga yra periodontozė, tai yra genetiškai paveldima periodonto raiščių patologija. Pasekmės gali būti visiškas dantų praradimas. Sergant periodontozę pasidaro sunku kramtyti kietesnį maistą. Pradeda kraujuoti dantenos. Gali varginti nemalonus burnos kvapas. Vėliau dantenos atsitraukia nuo dantų, apnuogindamos danties kaklelį. Ligai progresuojant ima nykti žandikaulio kaulas. Dantis netenka stabilumo, pradeda klibėti, o galiausiai gali visiškai iškristi. Tai yra baisu. Ir trečioji liga, periodontitas, tai labai rimta periodonto liga. Jis įvysto, kai negydomas gingvitas iš dantenų išplinta į gilesnius audinius. Sergančius šią ligą vargina ne tik kraujuojančios dantenos ar blogas burnos kvapas. Pažeidžiamas ir nyksta periodonto raištis, kuris laiko dantį kaule. Dantenos atšoksta nuo dantų, susidaro kišenės, kuriuose kaupiasi bakterijos. Formuojasi minkštas ir kietas dantų apnašas. Pūliuojančios dantenos atsitraukia nuo dantų, apnuogindamos danties kaklelį. Ligai progresuojant ima nyksti žandikaulio kaulas.
Dantis vėlgi netenka stabilumo, pradeda klibėti ir galiausiai gali visiškai iškristi. Periodontitą galima išgydyti tik gydytojas specialistas, tačiau pagerinti ligos eigą ir užtikrinti profilaktiką gali mūsų speciali dantų pasta Tiandis, ypatingai tokia kaip mūsų Prodental dantų pasta. Ji tikrai yra unikali ir nuostabi. Pačioje šios ligos pradžioje galite nejusti net skausmo, nes ilgą laiką vienintelis periodonto požymis yra kraujuojančios dantenos. Diskomfortas jaučiamas tik valgant kietą maistą ir valant dantis. Tačiau tai yra pirmieji besivystančio periodonto požymiai. Noriu paminėti, kaip apsisaugoti nuo periodontito, Kasdien taisyklingai reikėtų valyti dantis, tarpdančius, liežuvį. Kartais reikėtų pamasažuoti dantenas minkštu šepeteliu. Skalauti burną antiseptiniais dezinfekuojančiais tirpalais. Reikėtų taisyklingai maitintis, vartoti daugiau vitaminų turinčių maisto, tai daržovės, vaisiai. Reikėtų reguliariai šalinti dantų apnašas. Tai yra profesionali burnos higiena, yra labai svarbus faktorius. Bei žinoma, reguliariai lankytis pas gydytoją odontologą. Net 90% pasaulio žmonių kenčia nuo karieso, parodontozės, priešuždegiminių procesų. Todėl odontologai visi vienbalsiai sako, jog dantų šepetėlis atlieka patį svarbiausią procesą, valant jūsų dantukus. Dantų šepetėlis svarbesnis net už pačią dantų pastą. Nuo tinkamo dantų šepetėlio priklauso mūsų visų dantų bei dantenų stovis. Tad labai yra svarbu išsirinkti tinkamą variantą, tinkamą dantų šepetėlį. Ir vėlgi norėčiau jūsų paklausti, ar žinote, kodėl svarbu išsirinkti tinkamą dantų šepetėlį? Kad nevalia rinktis bet kokio. Man labai įdomi jūsų nuomonė. Taip, žinoma, be galo svarbu, nes vėlgi dantų šepetėlis, geras dantų šepetėlis ne tik tvarko, bet ir gali sukelti nemažai problemų, jeigu mes įsirenkam blogą dantų šepetėlį. Jei įsirinksite prastus dantų šepetėlius, jūs galite traumuoti dantenas, pažeisti emalį, sukelti kariesą. Įprasti dantų šepetėliai nesugeba išvalyti dantų, netraumuojant dantenų. Ir tai puikiai iš tikrųjų supratau pati, įsigijusi mūsų Tiande kompanijos dantų šepetėlį Prodental su silikoniniais šereliais. Aš visą laiką turėjau problemų su kraujuojančiomis dantenomis. Rinkdavausi pačius minkščiausius dantų šepetėlius, ko ne praktiškai vaikiškus. Ir vis tiek tos dantenos kraujuodavo. Ko pasekoje blogas burnos kvapas ir mes galime tos dantukus plauti ir pati aš galėdavau plauti plovus neplovus ar ne jų, nes dantenos kraujuoja, blogas burnos kvapas ir realiai tas pats susisukęs ratas. Kada aš įsigijau mūsų Tiandės dantų šepetėlį su silikoniniais šereliais, po pirmo plovimo dantukų aš pamačiau, kokius stebuklus jis daro. Viskas iš karto po pirmo dantukų plovimo nebekraujavo dantenos. Man tai buvo kažkoks stebuklas, kažkoks nerealus atradimas. Iš karto akimirksniu sutvarkė tą ilgai užsitęsusią problemą, kuri buvo pas mane. Taigi ir pakalbėkime apie mūsų kompanijos dantų šepetėlį plačiau. Mūsų dantų šepetėliai yra pagaminti iš šiuolaikiškos specialios medžiagos, tai inovaciško, plastiško polimero. Ši medžiaga turi pavadinimą nailonas 611. Norėdami panagrinėti ir sužinoti apie tai daugiau, galite tiesiog paskaitinėti ir internete, yra be galo daug informacijos. Bet jei trumpai, tai visiškai yra nekenksminga medžiaga, kuri naudojama kosmetinėse priemonėse. Silikoniniai šereliai, kaip ir mūsų dantų šepetėliai, kruopščiai ir efektyviai išvalo dantis, nepažeidžia dantenų, puikiai išvalo tarpdančius, apnašas,
nupoliruoja dantis. Šereliai nesisluoksniuoja ir niekada netraumuos dantų, dantenų bei jų emalio, ko nebūtų galima pasakyti apie iš parduotuvės pirktus dantų šepetėlius. Jie tikrai sluoksniuojasi, braižo dantenas. Mūsų dantų šepetėlių šereliai nėra tuščiaviduriai, neturi viduje kanalo, kuris prisipildytų mikrobais. O ir patys šereliai greitai išdžiūsta, tad mikrobams nėra jokių galimybių daugintis. Puikiai naudojami 6 mėnesius iš eilės. Vėliau dantų šepetėlis pagelsta, tiesiog pats silikonas gelsta, bet vizualiai šepetėlis atrodo tikrai kaip naujas. Specialistai teigia, jog po pusės metų naudojimo patys šereliai suminkštėja 20%, bet aš iš asmeninės patirties galiu pasakyti, kad net nesijaučia tas paminkštėjimas. Jis toks pat, kaip kad būtų ką tik nupirktas naujas. Taip pat nuostabiai valo, nesukelia kažkokių neigiamų diskomforto ir taip toliau. Dėl pageltusio silikono, estetinio vaizdo bei šerelio to 20% paminkštėjimo tiesiog rekomenduojama keisti po pusės metų. Jei naudojate Prodental gydomąją dantų pastą, apie kurią pakalbėsime šiek tiek vėliau, tai šerelio pageltonavimas bus greitesnis ir intensyvesnis, tačiau silikoninius šerelius taip pat galima ir šepetėlius galima ir sterilizuoti. Mūsų kompanija siūlo dantų šepetėlį Prodental, kurio kodukas yra 90148. Tai yra unikalūs silikono šereliai, lengvai prasiskverbia į sunkiai prieinamas tarpdančių vietas. Kruopščiai nuvalo dantų paviršių, apnašą, šalina bakterijas, švelniai masažuoja dantenas. Ir taip pat mes dar turime vaikiškus dantų šepetėlius Prodental Junior, kurių kodas yra 90153. Tai ypatingai minkšti silikoniniai šereliai, kurie taip pat lengvai prasiskverbia į sunkiai prieinamas tarpdančių vietas, kruopščiai nuvalo dantų paviršių, apnašas, šalina bakterijas, švelniai masažuoja dantenas. Dantų šepetėliai vaikams rekomenduojami naudoti nuo 6 metų amžiaus, bet realiai iš tikrųjų tikrai naudoja ir jaunesnio amžiaus vaikai. Tik žinoma, suaugusieji turėtų stebėti ir prižiūrėti dantukų valymo procesą. Ir norėčiau jūsų paklausti, ar mūsų dantų šepetėlius jūs naudojate? Pačios asmeniškai, ar tarp klienčių tai yra jums paklausi prekė? Kaip klientai reaguoja į šias mūsų dantų šepetėlius? Kaip jūs pačios, ar jūs džiaugiatės šiais mūsų dantų šepetėliais? Kiek daug naudojančių. Aistė, Lina planuoja, net neabejokit, tikrai, jeigu vyrus sugebam įtikinti naudoti šios dantų šepetėlius, kur iš tikrųjų vyrai yra tokie didieji skeptikai, kurie įsikibė į vieną kažkokią priemonę ar vieną ir tą patį dantų šepetėlį iš vienos ar kitos kompanijos, kurių naudojo ko ne visą gyvenimą, ir jam atrodo, kad va taip turi būti. Patikėkit, jeigu vyrai išgeria šitos dantų šepetėlius, tai ką kalbėti apie mus, tikrai mano visa šeima naudoja. Ir į Lietuvą privežus, net tiesiog pridovanojus, kad jūs naudokite šios dantų šepetėlius, ir man jūs tiesiog padėkosite ir patys pasakysite, kaip tai yra nuostabu, ir net nebenorėsite imti kažkokių parduotuvinių. Tikrai yra labai geri dantų šepetėliai. Ir aš tikrai nuoširdžiai tikiu, jog po šios paskaitos jūs galėsite savo klientams papasakoti tiesiog daugiau apie šios dantų šepetėlius ir leisite jiems suprasti, jog dantų šepetėlis yra be galo svarbus. Tęsant toliau paskaitą, dažnai klausiama, kaip pasirinkti tinkamą dantų pastą pagal paskirtį. Čia iš tikrųjų viskas yra paprasta, nes žinant, ko iš tiesų reikia, mes perkame konkrečią prekę, ar ne? Pavyzdžiui, jei mes skundžiamės kraujuojančiomis dantenomis, tai savaime suprantama, kad pirksime ne balinamąją pastą, o pirksime skirtą dantenų uždegimo slopinimui ir dantenų stiprinimui. Įvertinus savo poreikius, mes rasime tinkamą pasirinkimą, bet ir to vis dėlto nepakanka. Žinodami paskirtį, turime žinoti ir kai kuriuos kitus niuansus.
Svarbu, kad dantų pasta būtų saugi, nežalotų emalio ir dantenų bei atliktų savo paskirtį tinkamai. Neretai bandome prekę pasirinkti tik pagal aprašymą. Aprašymas kartais gali skirtis nuo to, kokį poveikį turės pasirinktas gaminys, tad labai svarbu yra dantų pastos sudėtis. Tikrai ne visi mokame ir norime skaityti tai, kas smulkiu šriftu parašyta ant pakuotės, bet tai tikrai verta ir būtina daryti. Jei rūpinatės savo ir artimųjų sveikata. Svarbiausia yra atkreipti dėmesį į dantų pastos sudėtį, kad neįeitų antibiotikai, pavyzdžiui, trikolzatas ir chlorheksidas. Tokios dantų pastos tinkamos tik tuomet, kai ją paskiria jūsų gydytojas odontologas gydymo etape. Tai reiškia, kad be reikalo tokiomis dantų pastomis su antibiotikais piktnaudžiauti negalima. Dantų pastų, kas be ko yra įvairių, vienos jų spalvotos, kitos įprastos baltos spalvos. Galime rasti įvairių gamintojų, įpakavimų ir kiekių bei kainos gaminių, ar ne? Svarbiausia tampa negraži dantų pastos išvaizda ar kažkur girdėtas pavadinimas, ar tai televizijos laidoje, ar reklamoje. Svarbiausia tampa tiesiog tinkama jos paskirtis. Tiande dantų pastų gaminimui yra naudojamas kreminis dioksidas. Tai silicis, kuri yra visiškai natūrali medžiaga. Ji yra ne tik minkšta, bet ir visiškai saugi dantims ir dantenoms. Mes turime 3 dantų pastas praktiškai vieno lygio, nuo kurių ir pradėsiu kalbėti apie dantų pastas. Pirmoji tai yra dantų gelis skystas kalcis, kurio kodas yra 60140. Tai yra gydantis gelis jautriems dantims. Skystas kalcis savo struktūrą yra labai artinamas dantų emaliui. Unikali dantų gelio su skystas kalciu formulė mažina dantų nervų galūnių jautrumą. Efektyviai naikina dantų apnašas, balina, neleidžia atsirasti ir vystytis kariesui, atkuria dantų emalio struktūrą, suteikia gaivų burnos kvapą. Skystas kalcis užpildo pačius mažiausius įtrūkimus dantų paviršiuje ir atkuria pažeistą dantų emalį. Labai yra efektyvus po dantų akmenų šalinimo. Tinka bet kokiame amžiuje ir bet kokiems dantims. Naudojimas yra naudoti 2 kartus per dieną. Vaikai iki 6 metų amžiaus turėtų valytis dantukus prižiūrimi suaugusiųjų. Vaikams vienam tiesiog kartui tai reikia žirnio dydžio dantų gelio, bei žinoma, reikėtų nepraryti priemonės. Antroji priemonė dantų gelis praktiškai vieno lygio, tai yra dantų gelis natūrali bambuko druska, kurio kodas yra 60141. Šis gelis yra sukoncentruotas į sveikas dantenas. Šio dantų gelio sudėtyje yra bambuko ekstraktas, kuris pasižymi stipriu antibakteriniu poveikiu. Todėl jis efektyviai kovoja su dantų uždegimais, saugo nuo kraujavimo, stiprina dantis ir saugo nuo karieso atsiradimo, periodontito, parodontozės, akmenų susidarimo. Ilgam išlaiko gaivų burnos kvapą. Pati bambuko druskos išgavimo technologija yra pakankamai sunki. Jei bus įdomu, apie tai galima tiesiog pasiskaityti internete. Gelio sudėtyje yra bambuko ekstraktas, mentolis ir natrio floridas, kuris stabdo karieso vystymąsi. Tinka vėlgi naudoti bet kuriame amžiuje ir bet kokiems dantims. Naudoti 2 kartus per dieną. Vaikai vėlgi iki 6 metų amžiaus turėtų valytis dantis prižiūrimi suaugusiųjų. Vėlgi vaikams vienam kartui tai reikia vos žirnio dydžio dantų gelio ir žinoma nepraryti priemonės. Na ir trečioji dantų pasta vieno lygio, tai būtų dantų pasta natūralus vandenyno perlas, kurio kodukas yra 60142. Puikiai tinka naudojant balino dantukus kartu su tirpia kauke perlų pudra, kurios kodas yra 50
224, bet apie šią pudrą mes pakalbėsime plačiau šiek tiek vėliau. Grįžtant prie dantų pastos, tai dantų pasta yra skirta dantų balinimui, saugo nuo karies atsiradimo, neleidžia atsirasti akmenims, šalina nuo dantų paviršiaus apnašas, garantuoja gaivų kvapą, malšina uždegimus ir saugo dantenas nuo susierzinimo. Balinamoji technologija White Bold efektyviai naikina pigmentinės dėmes, grąžina dantims natūralų baltumą ir jokių būdų nepažeidžia emalio bei nepanaikina jos spalvos. Sudėtyje yra natūralios perlų pudros, kuri prisotina dantų emalį mineralais ir stiprina juos. Tinka vėlgi naudoti bet kuriame amžiuje ir bet kokiems dantims. Naudoti, jeigu atskirai, tai reikėtų 2 kartus per dieną. Vaikai iki 6 metų amžiaus turėtų valytis dantukus vėlgi prižiūrimi suaugusiųjų, nereikėtų tos priemonės praryti. Ir žinoma, vaikams vienam kartui tai reikia tik žirnio dydžio dantų pastos. Vaikams nuo 2-3 metų galima naudoti balinančią dantų pastą. Kalbant asmeniškai apie mane pačią, aš kurį laiką naudojau tik dantų gelį skystas kalcis pačioje pradžioje, tiesiog kada atėjau į kompaniją. Kai organizmas netenka kalcio, tai pirmiausia pasimato ant dantų ir tai iš tiesų yra nuostabus dantų gelis. Mano dantis yra pakankamai jautrus, tad tik šį gelį įvertinau labiausiai. Aš net pamenu, iš tikrųjų atostogų metu buvo tokia situacija, kai neįsidėjau į bagažą šios dantų pastos ir tiesiog kelių dienų eigoje ta dantų pasta turėjo pas mane atvykti kartu su siuntiniu. Ir kol ją gavau, teko dantukus valytis įprastą dantų pastą iš parduotuvės, kurią ir pati seniau naudodavau ir man atrodavo, kad jinai tikrai yra gera ir man jinai tikdavo, viskas būdavo berods atrodo ir tvarkoj, bet tas kelias dienas, kada aš naudojau pirktinę iš parduotuvės, aš tiesiog negalėjau normaliai valgyti, gerti, nes dantis buvo beprotiškai jautrus. Ir tik vėl grįžus prie savo dantų pastos, įkyrus jautrumas dingo. Norėdami ilgiau naudoti šias 3 dantų pastas ir taip pat turėti baltus dantukus bei žinoti, jog mūsų naudojama ta dantų pasta efektyviai kovoja su uždegimais, aš ir pati priėmiau jau senai mūsų komandoje aptartą būdą. Visas 3 dantų pastas, apie kurias mes ką tai kalbėjome, pastas gelius, mes galime sėkmingai naudoti ir klientams rekomenduoti jas naudoti vienu metu. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad ryte mes dantukus valomės su dantų geliu skystas kalcis, vakare einant miegoti dantukus valomės su geliu natūraliu bambuko druska, o norint turėti baltus dantis, reikėtų 2-3 kartus per savaitę plauti juos su dantų pasta natūralus vandenyno perlas, bei kartu su perlų pudros milteliais tos dantukus nuvalyti, ar ne? Tada jūs turėsite nuostabų burnos ertmės priemonių rinkinį, ilgiau naudosite priemonės ir greičiau susitvarkysite su kamuojančiomis problemomis. Ir tas rinkinukas, tos 3 dantų pastas ypatingai yra svarbus tiems, kas turi problemą su burnos ertme, kuriems pakraujuoja dantenos, jei dantis yra jautrus saldumynams, šaltam ar karštam maistui bei gėrimams. Ar kas nors taip pat naudoja, kaip aš, visas šias 3 dantų pastas vienu metu? Super, džiaugiuosi, kad tai nėra tik mūsų rate atradimas, kad ir daugiau merginų moterų naudoja šias priemonės ir aš tikiuosi, kad tokį rinkinuką rekomenduojate ir savo klientams. Apie ką dabar norėčiau pakalbėti, tai apie 2 naujasias dantų pastas. Tai Prodental dantų pasta gelį obuolių skonio vaikams ir dantų pasta Extra White Pro. Tai naujienos mūsų kompanijoje. Pradėkime nuo vaikiškos dantų pastos, kurios kodukas yra 60147. Vaikų dantų pasta yra pagaminta taip, kad ji yra visiškai saugi prarijus.
Joje nėra parabenų. Dantų pastos viena iš funkcijų yra glaudžiai susijusi su vaikų nuotaika. Kad procesas valytis dantukus taptų smagesnis ir linksmesnis, mūsų ši vaikiška dantų pasta turi labai malonų obuolių skonį ir tai sumažina mentolio turinį. Gaivus efektas yra, bet labai mažai mentolio, nes tikrai ne visi vaikai jį mėgsta. Daugelį vaikų mentolis tiesiog suteikia atvirkštinę reakciją ir tai yra tiesiog, jie tiesiog jos nemėgsta, ar ne? Tokiu atveju vaikučio dantukus valytis tiesiog nenori, vengia to. Idealiausias variantas naudoti šią dantų pastą su vaikišku dantų šepetėliu Prodental Junior. Vėlgi, yra žymėjimas +6, tai reiškia nuo 6 metų amžiaus, bet tai yra vėlgi tik dėl sertifikacijos ir šią dantų pastą tikrai sėkmingai naudoja ir jaunesni vaikai. Ar jūsų vaikučiai, ar klienčių vaikučiai naudoja šią dantų pastą? Ar turite puikių atsiliepimų, o galbūt ir ne? Nes dar kada mes neturėjome šios dantų pastos, man teko domėtis tiesiog forumuose pas Rusaitės, tai iš tiesų visas tas aprašymas ir sakytos nuomonės yra glaudžiai susijęs, iš tikrųjų vaikai noriai naudoja šią dantų pastą, nes skonis yra malonus, obuolių skonis, nėra to mentolio skonio, kurio vaikai nemėgsta. Tad tas procesas tikrai atsiranda toksai žaismingesnis, malonesnis, vaikai maloniau nori eiti plautis dantukus. Ar yra kas dar spėjo išbandyti šią priemonę su savo vaikučiais, ar galbūt klientės? Nu super, kai man smagu skaityti tokius atsiliepimus. Bet vis dėlto tikrai tiesos tame yra. Taigi, pereikime toliau prie kitos mūsų naujienos, tai yra balinanti dantų pasta Extra White Pro be abrazyvinių medžiagų. Kodukas yra 60146. Joje yra hidratuotas silicis, kuris švelniai pašalina apnašas, poliruoja dantis. Taip pat yra kalcio divandenilis, kuris atkuria danties emalį, mažina padidėjusį jautrumą. Produkte nėra oksiduotų valiklių ar kitų cheminių medžiagų bei parabenų. Kalcio divandenilio fosfatas yra susijęs su dantų emalio aukštos kokybės valymo savybėmis, kurios kruopščiai valo emalį. Dėl kalcio divandenilio įvyksta procesas, kurio metu išpildomas trūkstamais mineralais mūsų dantų emalis. Mineraliniai jonai prasiskverbia į emalį, užpildant tuštumas krištolo grotelių dantų audiniuose. Mineralizacija yra naudojama ne tik atsigauti, bet ir kaip prevencija bei mažina padidėjusį jautrumą. Hidratuotas silicio dioksidas užtikrina šlifavimą išgaunamą iš silicio. Jos sferinės granulės švelniai, be braižymo, nekenkiant emaliui, efektyviai pašalina apnašas, poliruoja dantis. Dantų pasta Extra White Pro susidoroja net su labai sunkiai pigmentuotomis apnašomis. Bakterijos ir apnašos kelia didelę grėsmę dantų ir dantenų sveikatai. Reguliariai naudojant dantų pastą poveikis yra panašus kaip po dantų akmenų šalinimo ultragarsiniu skaleriu. Dantų pasta Extra White Pro kruopščiai valo dantis nuo apnašų, atstato jų natūralų baltumą ir saugo juos nuo karieso. Dantukus reikėtų valyti ne ilgiau nei tarp 1–3 minučių bei 1–2 kartus per savaitę. Ši mūsų nauja dantų pasta atstato ir palaiko natūralų emalio baltumą, pašalina atsparumo dangą tabakui, grąžina natūralią spalvą dantims, ypatingai tie, kurie yra mėgėjai kavos, stiprios arbatos, vyno ar kitų gėrimų. Yra blizginimo priemonė emaliui, suteikia gaivų burnos kvapą ilgą laiką,
stiprina emalį ir apsaugo nuo padidėjusio jautrumo. Masės dalis fluorido neviršija 0,13 procentų. Norėdami pašalinti apnašas net ir labiausiai neprieinamuose tarpdančiuose, naudokite dantų pastą Extra White Pro kartu su šepetėliu Pro-Dental. Kaip minėjau, periodontito ligos eigą pagerinti ir užtikrinti profilaktiką gali mūsų kompanijos dantų pasta Pro-Dental, kurios kodukas 60143. Ir prieš pradedant kalbėti apie šią dantų pastą, aš taip greitai mačiau komentaruose rašytą komentarą, kad Pro-Dental yra pati prasčiausia dantų pasta. Tai vėlgi reikėtų žinoti tą faktą, kad Pro-Dental dantų pasta nėra kasdienio naudojimo, ji yra gydomoji. Jeigu užsiimat gydymu, tai aš tikrai net nebejoju, kad rezultatai turėtų būti puikus. Naudoti tiesiog įprastai kasdieniam valymui nereikėtų. Taigi ši dantų pasta normalizuoja rūgščių, šarmų pusiausvyrą burnos ertmėje ir saugo nuo karieso. Padeda mažinti dantenų kraujavimą. Rūgščių šarmų pusiausvyra yra labai svarbi dantų sveikatai. Sveiko žmogaus seilės yra neutralios reakcijos, jų pH yra tarp 7 ir 7,5. Valgant burnos ertmės pH pakinta, ypač valgant saldumynus. Veikiami bakterijų jie rūgsta, o tada susidaro pieno rūgštis, kuri padidina rūgštingumą. Pavyzdžiui, 10 gramų cukraus yra 10-16 kartų tiesiog padidina pieno rūgšties kiekį seilėse, o tai lemia pH sumažėjimą artimiausiai 20 minučių. Rūgšti terpė yra palanki bakterijoms ir virusams, kurių dauginimasis iššaukia dantų ligas ir kariesą. Dantų pastoje Pro-Dental yra specialūs komponentai, kurie neutralizuoja rūgštį ir tuo pačiu atkuria optimalų pH balansą burnoje. Beveik visi periodonto susirgimai yra lydimi dantenų kraujavimo. Augaliniai ekstraktai esantis dantų pastos Pro-Dental sudėtyje padeda kovoti su šia paplitusia problema. Šios dantų pastos sudėtyje yra peptidai, augalinio ekstraktų komponentai, mėtų ir vynuogių kauliukų eteriniai aliejai, medaus ekstraktas. Augalinio ekstraktų kompleksą sudaro vaistinių ramunėlių ekstraktas, kuris ramina dantenų uždegimą, skatina gijimo procesus ir ląstelių atsinaujinimą, normalizuoja mikroflorą. Taip pat yra saldylmečio šaknies ekstraktas, kuris švelniai valo dantis ir dantenas, nes jame yra glicerino rūgšties, kuri yra gamtinė paviršinio aktyvumo medžiaga su prieš uždegiminėmis savybėmis. Ir taip pat yra ženšenio ekstraktas, kuris maitina, nes ženšenis yra lobynas visokių naudingų medžiagų, cinko, kalcio, natrio, kalio, vitaminų C, B, E ir kitų. Augalinio ekstraktų kompleksas švelniai valo burnos ertmę ir mažina uždegiminius procesus periodonto audiniuose. Pastos sudėtyje esantis aliejai turi teigiamą poveikį dantenų audiniams, maitina juos ir paspartina regeneracijos procesus. Vynuogių kauliukų aliejus turi iš visų žinomų aliejų daugiausiai linolo rūgšties, iki 76 procentų. Šis aliejus kontroliuoja audinių regeneracijos gebėjimus. Taip pat yra pipirmėčių aliejus, kuris skatina apykaitos procesus periodonto audiniuose. Taigi eteriniai aliejai labai palankiai veikia dantenų audinius, maitina juos ir gerina regeneracijos procesus. Periodonto susirgimus visada lydi audinių mikrocirkuliacijos ir mitybos sutrikimas. SH polimeras 1 esantis dantų pastos Pro-Dental sudėtyje stiprina kapiliarų sieneles, gerina mikrocirkuliaciją ir periodonto audinių mitybą. Peptidai, kurie taip pat yra sudėtyje, tai yra trumpi aminų rūgščių polimerai. Jų pati vertingiausia savybė tai sugebėjimas įtakoti ląstelių gyvybines funkcijas.
Peptidų kompleksai padeda valdyti audiniuose vykstančius procesus, tame tarpe ir regeneracijos. Medaus ekstraktas, kuris taip pat yra, stabdo bakterijų dauginimąsi, nes medus tai, kas be ko, gamtinis antiseptikas. Jame atsiranda vandenilio peroksidas, kuris kliudo bakterijoms daugintis. Ši dantų pasta neturi fluoro. Kažkuria prasme fluoras yra naudingas, nes saugo nuo ėduonies ir padeda kovoti su bakterijomis, nes jis yra kenksmingas bakterijoms, tad stabdo jų augimą. Fluoro minusai, tai yra padidintas fluoro kiekis organizme gali sukelti fluorozę. Kadangi fluoro yra vandentikio vandenyse ir daugelyje maisto produktų, tai nuolat naudodami fluoro turinčias dantų pastas galime išprovokuoti šios medžiagos perteklių organizme. O sunki fluorozės forma pasireiškia tuo, kad yra pažeidžiamas dantų emalis, atsiranda baltos dėmės, o vėliau pigmentinės dėmės. Emalis tampa lengvai pažeidžiamas, dantis tampa netvirti, greitai lūžta, trupa. Siekdami efektyvios dantų ertmės priežiūros, naudokite dantų pastą Prodental kartu su dantų šepetėliu Prodental. Ir sekanti mūsų dantų pasta, tai paskutinioji, 7. Tai dantų pasta su žalia arbata ir ženšenio sanči ekstraktu. Kodukas yra 60144, atsiprašau. Tai yra taip pat gydomoji dantų pasta, kaip ir Prodental gydomoji, kuri apsaugo dantis ir dantenas. Kruopščiai valo apnašas, rūpinasi dantenų sveikata, užkerta kelią karieso atsiradimui ir teikia gaivų burnos kvapą. Sudėtyje yra natūralūs antibakteriniai komponentai, tai žalios arbatos ekstraktas, mentolas, ženšenio sanči ekstraktas. Tai švelni valomoji formulė kreminiu pagrindu, nėra chlorheksido ir triklorzano, be fluoro ir parabenų, užkerta kelią kariesui, stiprina dantenas, poliruoja. Naudoti reikėtų ryte ir vakare. Tai profilaktinė ir kompleksinė taip pat priemonė. Kaip gydomąją priemonę reikėtų naudoti ne mažiau kaip 2-3 mėnesius. Tai tiek būtų apie dantų pastas bei gelius, bet vėlgi norėčiau paminėti ir keletą unikalių priemonių, kurios taip pat puikiai tinka tvarkant burnos higieną. Nes dar turime laiko. Viena iš jų būtų tai visiems puikiai žinomas alūno kristalas, kurio kodukas yra 30101. Mes puikiai žinome, kokia tai universali priemonė, koks tai yra gamtos turtas, gamtos lobynas. Bet kalbant apie burnos higieną, tai ši priemonė puikiai tvarko burnos ertmės pH, o tai yra labai svarbu, nes padidėjęs burnos ertmės rūgštingumas gandina dantis. Šis kristalas puikiai tinka skalaujant burną, kai skauda dantis ar dantenas. Tirpaliukas yra daromas su šiltu vandeniu ir tiesiog skalaujama. Tokiu būdu yra dezinfekuojama burnos ertmė, yra stabdomas kraujavimas, užgydomos žaizdelės. Nereikia bijoti priemonės rūgštumo, nes rūgščiai susijungus su mūsų gleivinės sudėtimi visą tai tampa šarmu. Ir šis rūgštokas tirpaliukas puikiai tinka skalauti burnos ertmę esant parodontozei, dantenų skausmams, prieš uždegiminiams procesams, virusams, gerklės susirgimams ar net esant jos skausmams. Nepagailėkite tam laiko, nes dantis turi būti ne tik balti, bet ir burnos higiena turi būti tinkama bei nepriekaištinga. Neleiskite bakterijoms plisti. Vėlgi kaip daromas tirpaliukas, tai kaip ir minėjau, porą minučių pamirkykite kristalą šiltame vandenyje. Vanduo neturi būti per karštas, tiesiog toks, jog būtų galima skalauti burną. Bei kas be ko, tirpdant kristalą paragaukite patį tirpaliuką. Jei vanduo yra rūgštokas, tai bus kaip tik. Tirpaliuką naudokite gerklės, ausų, nosies skausmams ar uždegimams malšinti bei šalinti. Skonis neturi būti rūgštus lyg citrina, tad darydami, kaip ir minėjau, būtinai
ragaukite. Ir vėlgi aš tikrai negaliu praleisti progos ir nepaminėti, kuom dar yra ypatingas alūno kristalas. Ir tą, manau, tikrai surasime dar keletą laisvų minučių. Pats kristalas neturi jokio kvapo. Puikiai tinka absoliučiai visiems – moterims, vyrams, vaikams, besilaukiančiams moterims, kūdikiams. Kristalas neutralizuoja odos kvapą, nepakenkiant odai ir neužkemšant porų. Nuostabus švaros ir gaivumo jausmas visą dieną. Kristalas neturi jokių aliejų, jog pavyzdžiui galėtų palikti žymes ant rūbų, jokių žymių ir jokio nemalonaus kvapo. Priemonė dezinfekuoja puikiai žaizdeles po skutimuose, įsipjovus, stabdo kraujavimą, puikiai tinka po depiliacijos, jog plaukeliai neįaugtų. Gydo pūslelinę, pienligę. Jeigu kalbant apie pūslelinę, tai yra mano draugos asmeniniai rezultatai. Prieš kone metus laiko, vėlgi ta pūslelinė pasibūdavo amžina problema. Prieš metus laiko ruošiantis tiesiog į svarbų susitikimą, berods tai buvo jubiliejus, jeigu neklystu, ruošiantis tiesiog jis tą dieną pamatė, kad vėl progresuoja pūslelinė, vėl jinai gazina. Jis tiesiog tą dieną pirmą ir vienintelį kartą patepė alūno kristalu ir iki pat šiol, jau yra daugiau nei metai laiko nuo prieitos vasaros, iki pat šiol nebuvo jokios pūslelinės, kuri iš tikrųjų seniau atsirasdavo vis laikas nuo laiko pastoviai. Miežinė senai tiesiog pažabojom. Kalėsi miežys, jautėsi, kad kažkas dedasi ant akies. Patepė vieną vienintelį kartą. Sekančią dieną dar sakė, kad jaučia, kad tikrai kažkas yra, bet nebeniešti. Ir miežys buvo pažabotas ir jisai, kaip sakant, nebeprasikalė ir nebeišaugo. Toliau, ką dar jisai? Puikiai tinka dėl spuogų ar įkandus uodams. Tai tiesiog unikali antibakterinė priemonė. Kūdikėliams nuostabiai tinka nuo iššutimo, kai tiesiog gaunasi uždegiminiai procesai dėl pampersų. Kai kūdikėlius kamuoja lytinio organų uždegimai, kuriems būdingi tik kūdikėliams, kol jie dar yra maži. Alergiškų žmonių šiai priemoniai tiesiog nėra, nes tai yra 100% natūralus produktas iš gamtos. Negalima kristalo po naudojimo palikti šlapio. Panaudotas jis turi būti nuvalomas, bei mano atžvilgiu neturėtų būti uždaromas, nes tiesiog kitu atveju alūno druska pradeda tirpti, kristalizuotis. Tiesiog leiskite priemoniai gerai išdžiūti po naudojimo. Priemonę sėkmingai naudosite nuo metų iki 1,5. Aišku, jei priemonę tirpinate ar naudojate kiekvieną dieną, jau užteks trumpesniam laikotarpiui. Dėl higienos sumetimų išoriniam ir vidiniam naudojimui reikėtų turėti atskiras priemonės. Toliau sekanti priemonė, nes matau truputį laikas spaudžia. Tai yra tirpi kaukė perlų pudra, kurios kodukas 50224. Šiek tiek labai trumpai buvom prieš tai jau užsiminę apie šią priemonę. Ši priemonė taip pat yra unikali savo galimybėmis bei rezultatais. Sudėtyje yra 100% natūrali perlų pudra, kurią galima naudoti įvairiai. Bet šią akimirką pakalbėkime apie burnos higieną. Ši perlų pudra nuostabiai balina dantukus. Jos poliruoja nepažeidžiant emalio. Naudojimas būtų tos, kad tiesiog sušlapintą dantų šepetėlį merkite į perlų pudrą ir su prilipusia pudra plaukite dantukus sąžiningai 3 minutes. Prieš tai mes aptarėme galimybę, kaip galime ilgiau naudoti 3 vienodo lygio dantų pastas ir tuo pačiu susitvarkyti esamas problemas, ar ne? Tad balinčią dantų pastą natūralus vandenyno perlas, sėkmingai naudojant su perlų pudra, jūs turėsite baltus dantukus. Ir užtenka naudoti 2-3 kartus per savaitę. Kuom dar yra ypatinga ši perlų pudra? Ją galima naudoti kaip veido kaukę, nuostabiai tinka ir jaunai, ir pradedančiai vysti odai. Naudojant kaip veido kaukę reikėtų sumaišyti priemonę su vandeniu, sultimis, pasukomis. Ši kaukė balina odą, mažina raukšleles. Naudojant kaip šveitiklį tiesiog patrinant drėgną odą. Tada poliruoja odą, giliai valo poras, gerina tonusą, maitina odą kalciu, vitaminais.
naudojam kaip vonios priedą, kuris tiesiog suteikia energijos ir skaistina odą. Tiesiog reikėtų į vonę supilti pusę pakelio. Ir kas be ko vonioje pagulėti, ar ne? Naudojant kaip priedą prie bet kokios kosmetikos priemonės, tiesiog reikėtų įdėti perlų pudrą į bet kokią naudojimo kosmetiką. To pasekoje yra maitinama oda, yra suteikiamas matinis atspalvis ir atnaujinama, jauninama oda. Tad tiek iš tikrųjų būtų apie burnos higieną. Vėlgi, kaip ir prieš tai kalbėjau, aš nuoširdžiai tikiuosi, jog jūs panaudosite šią informaciją savo, bei kas be ko pasidalinsite su klientais. Leiskite suprasti savo klientams, jog burnos higiena yra be galo svarbi. Jei nenaudojate apkalbėtų priemonių nei jūs, nei jūsų klientai, tai kviečiu pradėti nuo dantų šepetėlio ir net nepastebėsite, kai pamilsite šias burnos higienos priemonės. Ir pabaigai tiesiog norėčiau paklausti, ar turite kokių klausimų, nes dar turime keletą minučių. Ar galbūt kažką reikia pakartoti, kažko galbūt nesupratote, tad drąsiai klauskite. Bendrom jėgom tikrai surasime į visus klausimus atsakymus. Džiaugiuosi, kad paskaita patiko, man tai be galo svarbu. Vėlgi, kaip matau, tikriausiai klausimų nebus. Jeigu po paskaitos atsirastų papildomų klausimų, gali drąsiai kreiptis į mane, Facebook'e visos mane rasite, aš galiu pasikartoti su Odeta Laimackaitė, tikrai atsakysiu visus jūsų klausimus, jeigu jų iškils. Ir kągi, jeigu nėra klausimų, tai tikrai visiems labai ačiū, kurie manęs klausėsi, man tai be galo svarbu ir iki kitų susitikimų, ar ne? Merginos, ačiū jums labai.